komisija įteikė daugiau kaip 55 tūkstančius gyventojų parašų, kad Seimas svarstytų įstatymų pakeitimus dėl lengvesnės referendumų rengimo ir įstatymų inicijavimo tvarkos. Suskaičiuoti parašus komisija žada per porą savaičių. Naujoji sąjunga tikina, kad 55 tūkstančiai Lietuvos piliečių pasirašė dėl 2 įstatymų tobulinimo, tad vyriausiajai rinkimų komisijai įteikė daugiau kaip 110 tūkstančių parašų. Dabar, norint referendumą inicijuoti, 300 tūkstančių piliečių parašų reikia surinkti per 3 mėnesius. Mūsųgi pasiūlymuose yra 6 mėnesiai. Tie 300 tūkstančių lieka, bet terminas prasitęsia iki 6 mėnesių. Dabar pasakyta, kad turi būtinai paso ar identifikacinės kortelės numeris. Mes sakom, kad bet koks dokumentas galioja. Kokį žmogus turi ir užtenka pasirašant. Naujoji sąjunga piliečiams siūlė pasirašyti ir dėl piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos. Jau ir šiuo metu surinkus 50 tūkstančių piliečių parašų galima siūlyti įstatymo projektą ir Seimas turi jį nagrinėti. Tačiau šiuo metu parašus surinkti reikia per 2 mėnesius. Siūloma šį terminą padvigubinti. Aš pasakyčiau, tie pasiūlymai yra tokie nevienareikšmiai. Tai yra, mes galim susidurti, sakykime, dėl referendumo tokią situaciją, labai lengva referendumą paskelbti, o kada reikia ateiti referendumą balsuoti, nieko nėra. Dabar yra tam tikra pusiausvyra, gana sunku surinkti referendumo parašus, bet, sakykime, galima tikėtis, kad jau referendumas bus, jeigu parašai surinkti, sulauks susidomėjimo. Per 20 atkurtos nepriklausomybės metų 15 kartų referendumams rengti parašų užtektinai nesurinkta. Tačiau referendumais pritarta Lietuvos konstitucijai ir stojimui į Europos Sąjungą. Čilėje džiaugsminga naujiena.